Čia Energy Digest, tinklalaidė, kurioje apžvelgiame, kas geresnio pastarąją savaitę įvyko mūsų energetikos sektoriuje. Baigėsi 7-oji 2021 metų savaitė. Iš geresnių savaitės naujienų. Europos institucijos žada išlaikyti spaudimą Baltarusių branduolinės jėgainės projektui, o ESO įvertino galimus išmaniųjų skaitiklių tiekėjus. Iš tokių vidutinių naujienų į jūrą iš Būtingės pateko daugiau naftos nei anksčiau skelbta, o Lukoil plečia naftos gavybą palei Karaliaučiaus krantus. Be visų šių dalykų, lietuviai dėl baltarusiškos elektros importo kreipėsi į latvius, Gazprom trumpam nutraukė dujų tranzitą į Karaliaučių, o Vilniaus atliekų deginimo jėgainė turi naują vadovą. Štai papunkčiui. Niekas negalės pirkti mūsų politinės valios. Jungtis su europiniais elektros tinklais. Yra turėti kiek įmanoma žemesnę kainą. Их энергетическое кольцо. Это создает для нас проблемы. Aukščiausi Lietuvos diplomatijos ir energetikos pareigūnai penktadienį kreipėsi į latvius, atkreipdami dėmesį į esą neveikiantį Astravo branduolinės jėgainės boikotą. Gitanas Nausėda kalbėjosi su Latvijos prezidentu Egiliu Levitu. Gabrielius Landsbergis asmeniškai Rygoje susitiko su kaimynės užsienio reikalų ministru Edgaru Rinkevičiumi, o energetikos ministras Dainius Kreivys telefonu kalbėjosi su Latvijos ekonomikos ministru Janiu Vitembergu. Latvių pusėje buvo pateikta Litgrid atlikta elektros srautų analizė, rodanti, kad baltarusiškos elektros boikotas neveikia taip, kaip tikėtasi. Latvija paprašė laiko susipažinti su duomenimis. Šalys sutarė, kad dėl tolesnių veiksmų tarsis pastarieji ministrai, o kiti bus pasiruošę pagelbėti, jei to prireiktų. Lietuviai tikėtina norės koreguoti Lietuvoje nepatvirtintą, bet Latvijoje ir Estijoje galiojančią prekybos elektrą su Rusija metodiką. Latviams pateiktus duomenis Dainius Kreivys pirmiausia, dar prieš savaitę už uždarų durų pristatė Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitete. Tuomet ministras teigė, esą šie duomenys įrodė, kad per paskutinės 10 sausio dienų į Lietuvą buvo importuota baltarusiškos elektros už maždaug 4 milijonus eurų. Šią savaitę šių teiginių pagrindą Litgrid ir energetikos reguliuotojas Vert pristatė ir viešai. Viešai parodyta nujautrinta duomenų, kurios matė Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas versija. Atkreiptas dėmesys, kad rusiškos elektros importas į Baltijos šalis po baltarusiškos elektros boikoto išaugo iki 3,5 kartų. Visgi, nei Vert, nei Litgrid nesiryžo teigti, kad baltarusiška elektra yra importuojama į Lietuvą. Tai, kad niekas Lietuvos prekybos zonoje ta elektra neprekiauja, žurnalistus po pokalbio su Latvijos ministru patikino ir Dainius Kreivys. Gazprom parai nutraukė dujų tiekimą dujotiekiui Karaliaučiaus sritį. Apie tai pranešė Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorė Amber Grid. Paaiškinimas, kodėl tiekimas buvo sustabdytas, nebuvo pateiktas. Rusų naujienų tarnybos apie tai taip pat sužinojo iš Amber Grid. Joms Gazprom pranešė, kad srities poreikis gamtinėms dujoms yra visiškai patenkinamas iš vietos požeminės saugyklos. Dujų tiekimas vamzdynų atnaujintas po paros. Lietuvos dujų sistemai tai poveikio nepadarė. Gazprom dujų tiekimas į Lietuvą sutrikęs nebuvo, Amber Grid ir Gazprom sutartyje dėl dujų tranzito, galiojančio iki 2025 metų, įtraukta Ship or Pay sąlyga. Svarstoma, kad tai galėjo būti sistemos bandymas tiekiant dujas iš 2013-aisiais įrengtos dujų saugyklos. Tuo metu, kai buvo nutrauktas dujų tiekimas tranzitu, FSRU terminalas Maršalas Vasilevskis, turintis užtikrinti alternatyvų dujų tiekimą sutrikus tranzitui, plaukė netoli Cape Towno. Gazprom laivą nuomoja kaip dujovežį, siekdami sumažinti pagal paskirtį nenaudojamo įrenginio išlaikymo kaštus. Europos branduolinės energetikos reguliuotojų asociacija NSREG atliko pirmąją priežiūros misiją Astravo branduolinėje jėgainėje. Ekspertai tikrina, kaip Baltarusija įgyvendina po 2018 streso testų pateiktas saugumo rekomendacijas. Misijos rezultatus sužinosime kovą, paruošus ir paskelbus vizito ataskaitą. Baltarusiai nuolat pažymė, kad šiame procese dalyvauja savanoriškai. Vizitas buvo planuotas gruodį, tačiau tuokart buvo atšauktas, kai Baltarusių specialistai nepasirodė paruošiamajame susitikime. Baltarusiai teigia, kad dėl neįvykusio susitikimo kalta NSREG spekuliuota tiek apie COVID-19 protrūkį Baltarusių ekspertų tarpe, tiek apie nenorą įsileisti stebėtojų po įvykusio gedimo. Tuo pačiu metu Europos parlamentas rezoliucija iš esmės išreiškė paramą Lietuvos pozicijai Astravo atominės elektrinės klausimų.
ir paragino Europos komisiją ir Europos vadovų tarybą labiau įsitraukti į problemų Astrave sprendimą. Europos komisija parlamentui pažadėjo išlaikyti dėmesį branduoliniam projektui, siūlyti pagalbą Baltarusiams įgyvendinant NSREG rekomendacijas ir taikyti didesnį spaudimą, jei rekomendacijos įgyvendintos nebūtų. ESO išmaniųjų skaitiklių pirkime geriausią pasiūlymą pateikė Prancūzijos Sagemcom Energy & Telecom. Sutartį tikimasi pasirašyti pavasarį, praėjus skundams skirtiems terminams, taip pat laimėtojai pademonstravus pasiūlytas sistemas. Ketinama įsigyti iki 1,2 milijono išmaniųjų skaitiklių, taip pat duomenų surinkimo bei valdymo IT sprendimą su 10 metų palaikymu. Bendros investicijos į išmanėją apskaitą sieks iki 150 milijonų eurų. Išmaniuosius elektros skaitiklius gaus tik daugiau nei 1000 kWh elektros suvartojantys gyventojai. Iš Orlen Lietuva valdomo Būtingės naftos terminalo gruodžio 28 dieną į jūrą pateko 2,8 tonos naftos, pranešė Aplinkos apsaugos departamentas. Tai yra gerokai daugiau nei viešojoje erdvėje iki šiol pasirodė skaičiai. Anksčiau spekuliuota apie iki 2 tonų ar dar mažiau išsiliejusios naftos. Anot departamento medžiaga perduota Klaipėdos prokuratūrai. Tyrimas dar neužbaigtas. Orlen Lietuva jau atlygino gamtai padarytą žalą, kuri buvo įvertinta 152 000 eurų. Tačiau šis skaičius dar gali keistis. Lukoil ruošiasi pradėti naftos gavybą iš 2015-aisiais atrasto D33 naftos telkinio palei Karaliaučiaus krantus. Čia išgautinos angliavandenilių atsargos preliminariai vertinamos 21,2 milijonais tonų arba 151,4 milijonais barelių naftos ekvivalento. Telkinys yra už 32 km į šiaurės vakarus, nuo ant Lietuvos ir Rusijos sienos esančio telkinio D6. Nuo Kuršių nerijos D33 yra nutolęs 57 km. Gręžimą planuojama pradėti šiemet, o gavybą 2022 arba 2023 metais. Ir galiausiai, Ignitis grupės valdomai Vilniaus kogeneraciniai atliekų deginimo jėgainiai vadovauti paskirtas Mantas Burokas. Jis pareigas pradės eiti vasario 24 dieną. Pastaruoju metu Mantas Burokas vadovavo Lietuvos geležinkelių infrastruktūros bendrovės LTG Infra strategijos ir valdymo departamentui. Prieš tai sostinės savivaldybės valdomiems Vilniaus šilumos tinklams. Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje kol kas veikia tik atliekų deginimo dalis. Biokuro įrenginių statyba sustojo apie restruktūrizaciją paskelbus jo statytojai, Lenkų bendroviai Rafako. Šiam kartui tiek. Jei tinklalaidė jums pasirodė įdomi, prenumeruokite. Energy Digest rasite bet kurioje podcastų programėlėje. Papasakokite apie tinklalaidę draugams, bendradarbiams ir pažįstamiems. Galbūt jiems energetikos naujienos taip pat bus įdomios. Šis podcastas kuriamas to paties pavadinimo naujienlaiškio pagrindu. Jei mėgstate naujienas ir skaityti, o ne tik jų klausytis, laidos aprašyme rasite nuorodą, kurią sekdami galėsite užsiprenumeruoti naujienlaiškį. Kaip bene viskas šiame gyvenime, Energy Digest ilgainiui atsiduria socialiniuose tinkluose. Aprašyme rasite visas navigacijai reikalingas nuorodas, taip pat ir į Patreon platformą, kurioje galite tapti tinklalaidės rėmėjais. Ačiū, kad klausėtės. Su jumis buvau aš, Naglis Navakas. Iki kitų kartų.